Taip, 8 metus dirbote, praleidote premjerų Algirdo Brazausko, Gedimino Kirkilo, Seimo pirmininko Arūno Valinsko komandose. Ką iš kiekvieno politiko išmokote ir ką pati išmokėte juos? Na, matyt, tokio žmogaus kaip Algirdas Brazauskas sunku ko nors išmokyti, greičiau iš jo paties man pavyko išmokti patylėti, nekalbėti, kai tavęs neklausia. Ta prasme, nepraleisti progų patylėti, tai šitą tikrai išmokau ir kalbėti tik tai, ką tikrai žinau, o ne pasakysiu, o paskui kaip nors. Tai tas tikrai labai įsiminė. Tai yra pagrindinis dalykas, ko aš išmokau dirbdama valstybės tarnyboje. Gal su Seimo pirmininku, kai pradėjau dirbti, tai jis buvo dar didesnis naujokas negu aš politikoje. Aš jau buvau ne politikoje, bet toj visoje virtuviai apie politiką. Tai tuo atveju aš gal ir galėjau kokiu vienu kitu žodžiu patarti, kaip kurioje vienoje ar kitoje situacijoje elgtis, bet žinoma, tik tai nekalbėti, nes tam kalbėti turėjo padėti atskirų sričių patarėjai. Tai, bet kuriuo atveju tai buvo labai didelis patyrimas ir aš manau, kad o visi patyrimai išeina į naudą, nesvarbu, ką tu bedirbtum. O pipkės nepradėjote rūkyti? Ne. Pipkės nepradėjau ir netgi turiu pasakyti, kad man nebuvo labai malonu, kai ištisai ta pipkė šmėžuoja kadre ir tenisas ir pipkė. Man kažkaip labai daug jo buvo. Bet nuo sporto nepabėgsi? Ne. Aš turbūt galėčiau pasakyti, kaip ir Šarūnas Marčiulionis, aš turiu ne vieną silpnybę. Ir todėl išskirti kurią nors vieną, tai galbūt net tapti pažeidžiamai, todėl aš geriau pasilaikysiu jas visą savo. Darbas nacionalinėje transliuotoje eteryje yra didelė atsakomybė. Ne viskas, ką dariau komercinėse televizijose, tinka Lietuvos televizijos naujienų tarnybos laidoms. Koks tai buvo darbas prieš tai ir kaip manote, jis pasikeis? Aš manau, kad didžiausias skirtumas yra tas, kad tai nėra... Lietuvos televizijos, aš turiu galvoje, nacionaliniam transliuotojui, tai nėra autorinė laida. Tai yra naujienų direkcijos laida ir todėl aš įsivaizduoju, kad šitoj vietoj mano komentarai neturėtų būti patys svarbiausi. Ta turėtų daryti svečiai, tai turėtų kalbinami žmonės daryti. O mano tikslas tiesiog visą tai sujungti, prakalbinti galų galia to žmonės, kad jie pasakytų vieną ar kitą poziciją išdėstytų, kaip galima daugiau objektyvumo turėtų būti. Ta prasme, aš įsivaizduoju, kad kadangi tai nėra autorinė laida, tai mano komentarai neturėtų būti dominuojantis. Vienas komentaras, kurį radau internete, ji dirba ne kaip žurnalistė, o kaip politikė. Todėl, kad tai buvo autorinė laida. Ką aš ir sakau, tai ką aš dariau iki tolai, tai buvo tokia daugiau autorinė laida ir todėl aš ten turėjau tokią galimybę, galėjau tą sau leisti. Tuo tarpu šiuo atveju aš manau, kad reikės būti tiesiog tuo žmogumi, kuris tuos komentarus turi išgauti iš kitų. Kokius 5 svarbiausius politinius įvykius šiais metais įskirtumėte? Pagavot. Nieko galit gurkšti, mes galim palaukti. Laiko turim. Žinot, dabar man taip labai staiga, aš įsivaizduoju, kad vis dėlto pats svarbiausias tai yra prezidento Algirdo Brazausko išėjimas, tai, manau, pats reikšmingiausias įvykis. Aš manau, kad nemažiau svarbus įvykis yra tai, kad sužlugo mūsų, bet tai gal ekonominis įvykis, strateginio investuotojo konkursas atominės elektrinės konkurse. Tai be abejo labai ryškus įvykis. Aš įsivaizduoju, kad labai yra svarbu tai, kad visus šituos metus didėjo sodros skola ir kad baigsim irgi arti 3 milijardų, matyt, tas skola sieks, tai be abejo irgi pakankamai. Kad labai didelis nedarbas, tai irgi yra, manau, labai svarbu, kad labai didelė emigracija, tai vėlgi skirčiau prie šitų svarbiausių įvykių. Na ir turbūt reikėtų dar pasakyti, kad man svarbu ir tai, kad ilgą laiką kartota, kad krizės pas mus jau kaip ir nebėra, kad ji baigėsi, kad mes kylam. Metų pabaigoje premjerui vis dėlto teko pripažinti, kad krizė tęsis. Esate realistė, pragmatiškas žmogus, bet apie ką svajojate ir ko tikitės kitais metais? Žinot, svajonių kiekvienas žmogus, aš manau, turi labai daug. Be abejo, jų turiu ir aš. Ir todėl dabar, matyt, visiems čia gal ir nebus labai įdomu, kokios tos mano svajonės. Bet aš tikiuosi. Ir to linkiu ir visiems kitiems kitais metais, kad jie savo kelyje sutiktų kuo mažiau piktų ir kerštingų žmonių. Mes nenorim jūs paleisti be dovanų. Mes jums norim padovanoti oficialų Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kalendorių kitiems metams. Žinome, kad esate individualaus sporto entuziastė. Taip, man labai patinka. Bet krepšinis
Aš netgi pati esu žaidus krepšinį, aš visiems sakau ir tuo visi juokiasi, bet kuriuo atveju... Kokioje pozicijoje? Tuo metu aš buvau gynėja. Kurgi daugiau su tokiu ūgiu. Ačiū labai už dovaną. Geros gynybos kitais metais. Dėkui. Iki malonaus. Iki.